Mitingas parodė, kiek žmonių yra nepatenkintų ir šitie žmonės visi yra dirbantis, verslininkai, mokytojai, medicinos, iš visos Lietuvos. Tai žmonės, ant kurių stovi mūsų Lietuva. Ir šitie žmonės parodė, kad mums visiems gana jūsų melagyščių, jūsų vagysčių, jūsų rietenų, su Širinskiene ir Skverneliu prieš akį. Jūs atrodo daugiau neturit ką veikti, kaip Žemaitaitį persekioti su Palucku. O kada dirbat, jūs man pasakykit. Taigi, su mitingu niekas nesibaigė, dėl to susiorganizavom visi į bendrą projektą, į referendumą. Rinksim parašus visą vasarą, kurį užbaigsim su dar vienu mitingu, dar didesniu mitingu rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioj. Šiandieną jau nuo vakar yra derinama su Vilniaus savivaldybė dėl tikslios datos. Greičiausiai tai turėtų būti rugsėjo 7 dieną. Apie šitą mitingą mes dar pranešim, patikslinsim, kaip viskas bus. Ir šituo mitingo metu lygiai taip pat bus renkami parašai referendumui. Bet aš tikiu, kad jau mes tą dieną rinksim paskutinius parašus. Ir kiekvienas žmogus turi teisę prisidėti prie dabarties šito veiksmo ir kurti mūsų naują valstybę. Mes turim teisę, kaip tauta, kaip Lietuvos piliečiai, pasinaudoti referendumu ir kartu visi nuspręsti dėl mūsų ateities, dėl mūsų namų. Ir mes šitą teisę pasinaudosim. Ir niekas šitos teisės neturi mums, kaip sakant, atimti, gniuždyti ir trukdyti. Ir visi, kas mums trukdys, tai bus paskelbti valstybės priešai ir tautos. Tai prašau, mieli seimūnai, susimastykit, link ko einat.